Na ką, sveiki atvykę į paskutinę ketvirtąją dalį mūsų preliminarių tarpinių egzaminų 11-okų. Ir ne, čia nėra paskutinė dalis. Čia tik paskutinė dalis. Aš turėjau 2 egzaminus ir per va šitas 4 dalis mes sprendėm jau visas užduotis. Čia bus paskutinės užduotis, kurios jau liko neišspręstos iš tų 2 egzaminų ir liko 9 užduotis, bet pusiau paspidruninsim, nes jau per pirmas 3 dalis kaip ir išsiaiškinom pagrindus, tai dabar manau galima bus eiti truputį greičiau. Jeigu nematėt praeitų dalių, tai labai siūlau pradžiai pasižiūrėti tas, nes ten eina truputį daugiau teorijos paaiškinimų, o šita bus daugiau jau skirta tokiam sprendimui, viskas vyks šiek tiek greičiau. Ir toliau, žinoma, jau imsim labiau temom, kas aktualiau, kas sunkiau, užduotis jau grinai imsim temom. Ten, pavyzdžiui, 5 dalis bus kokie vienetiniai apskritimai plus kažkas iš geometrijos ir taip toliau. Tai pradėkim nuo pirmųjų. Turim 3 užduotis, toks viename. Pirmoji suprastinti reiškinį reikia. X padauginta iš modulis x minus 3 padalinta iš x kvadratu minus x minus 6. Ir mūsų prašo suprastinti, kai x yra mažiau už 3 ir x nelygu minus 2. Tai ką mums duota, kad x mažiau už 3, jeigu pažiūrėsim į modulį, jeigu įsistatytumėm bet kokį skaičių, kuris yra mažesnis už 3 į modulį, tai modulio vidus būtų neigiamas. Vadinasi, nuėmant modulį, mes turėsim minusą. Čia x minus 3. Čia padauginta iš. O apačioj reikėtų su diskriminantu išsiskaidyti arba su vieto teorema. Mums reiktų išsiskaidyti į dauginamuosius štai šitą lygtį. Tai gali daryti diskriminantų, aš panaudosiu vieto teoremą. Tai sprendiniai bus minus 2 ir 3. Tai išsiskaidyti galima šitą visą kaip x plus 2, x minus 3, x plus 2, x minus 3. Čia tą minusą galima mesti priekį, bus minus x padauginta iš x minus 3, padalinta iš x plus 2, x minus 3. Ir kai matot, x minus 3 išsiprastina ir mums lieka tik tais minus x iš x plus 2. Tai atsakymas gaunasi šitas pats pirmas. Kita užduotis 2 pakelta k yra lygu 2 kart a. Pakelta laipsnių k yra lygu 2 kart a. O a yra lygu 2 pakelta m. A yra lygu 2 pakelta m. Ir labai panašią sprendėme praeitam video. Tai a reikšmę įsistatyti į štai čia. Turėsim, kad 2 pakelta k yra lygu 2 kart 2 pakelta m. Ir kadangi čia pagrindai yra vienodi, čia yra 2 pirmųjų, tai daugindami rodiklius sudėsime. Išgausime, kad k yra lygu 1 plus m, nes 2 pakelta k yra lygu 2 pakelta 1 plus m, tai jeigu pagrindai vienodi, tai ir rodikliai vienodi. Ir ko mūsų klausia, kam yra lygu k, tai k gavom 1 plus m, kas yra lygiai tas pats, kas m plus 1, vadinasi atsakymas bus m plus 1. 4. Jeigu a ir b teigiami skaičiai, bet to mums duota 1 iš 8 1 pakelta a lygu 2 7 pakelta b, kam yra lygu a iš b? Gerai, turim 1 padalinta iš 81 pakelta a lygu 27 pakelta b. Dabar matom, kad 81 ir 27 yra 3 laipsniai. Tai vietoj 27 galim parašyti 3 trečiuoju dar pakelta b. Vietoj 1 iš 81 galim parašyti 3 minus ketvirtuoju pakelta a. Ir iš čia turim, kad 3 pakelta minus 4 kart a, nes sudaugint čia galim, lygu 3 pakelta 3b. Vadinasi, minus 4a yra lygu 3b. Mūsų prašo, kiek yra a padalinta iš b. Tai iš čia turim įsireikšti, kam lygu a padalinta iš b. Jeigu dalinsim iš b, gausim minus 4a padalinta iš b lygu 3. Ir dabar
Jeigu viską padalinsim iš minus 4, skausim, kad a padalinta iš b yra lygu minus 3/4 lygu minus 0,75. Bet, į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad šita sąlyga yra bloga. Mes negalim gauti minus 0,75. Dabar kodėl? Sąlyga yra pasakyta, kad a ir b yra teigiami skaičiai. A ir b yra teigiami skaičiai. Mes gavom, kad a padalinta iš b turi būti minus 0,75. Bet jeigu a teigiamas ir b teigiamas, tai logiškai mes galim gauti tik teigiamą atsakymą. Tai čia problema jau yra su pačia sąlyga. Pati sąlyga blogai nurodo. Jeigu a ir b teigiami, mes turim gauti teigiamą atsakymą, o ne neigiamą. Ir ką tik supratau, dabar bespręsdamas, kad mums duoti teigiami skaičiai, bet mes gaunam neigiamą, tai taip negali būti. Čia yra problema su pačia sąlyga. Kitos dvi užduotys. Tai 8 yra labiau loginė. Vienetinėme apskritime nurodyti posūkio kampai alfa ir beta, kuris žemiau pateiktų teiginių yra teisingas. Žiūrim į kampą beta. Kampas beta yra visas mūsų šitas didelis kampas. Ir galima pastebėti, kad jis yra 3/4. Čia beta, o alfa 2/4. Tai tokios informacijos mums užtenka. Dabar žiūrim, sinus beta yra daugiau už sinus alfa. Sinus beta yra 3/4, tai 3/4 sinusas bus neigiamas. 2/4 sinusas bus teigiamas. Vadinasi, tai yra netiesa. Sinus beta bus neigiamas, sinus alfa bus teigiamas. Tai neigiamas negali būti didesnis už teigiamą. Tai tas yra blogai. Toliau, sinus alfa kart kosinus beta. Sinus alfa, žinau, kad bus teigiamas. Iškart gal parašysiu sinus alfa teigiamas. Arba tiesiog daugiau už 0. Sinus beta mažiau už 0. Dabar su kosinus jis gal tą patį padaryti. Kosinusas tiek 2, tiek 3/4 jis yra neigiamas. Kosinus alfa yra neigiamas ir kosinus beta yra neigiamas. Ir žiūrim, sinus alfa kart kosinus beta. Sinus alfa kart kosinus beta teigiama iš neigiamo, mes gausime neigiamą, yra daugiau už sinus beta kart kosinus alfa. Sinus beta kart kosinus alfa, tai yra 2 neigiami skaičiai, tai sudauginus gausime pliusą. Ir mums sako, kad čia tas pliusas yra mažesnis už čia gausim minusą, kas yra netiesa. Toliau, sinus alfa kart kosinus alfa, sinus beta kart kosinus beta. Sinus alfa yra teigiamas, kosinus alfa yra neigiamas. Mes turėsim neigiamą ir teigiamą. Ir sinus beta kart kosinus beta. Tiek sinus beta, tiek kosinus beta yra neigiami, vadinasi gausim pliusą, tai irgi tai nėra tiesa. Toliau, kosinus alfa kart sinus beta. Kosinus alfa bus neigiamas, sinus beta bus irgi neigiamas, vadinasi gausim pliusą, tai mažiau už 0 nebus. Ir paskutinis, sinus alfa yra daugiau už kosinus beta. Sinus alfa yra daugiau už 0, kosinus beta yra mažiau už 0. Vadinasi, kad šitas teiginys, sinus alfa, yra daugiau už kosinus beta, yra teisingas teiginys. Kita užduotis. Raskite skaičių priklausantį intervalui šitam, kuris nepriklauso funkcijos apibrėžimo sričiai. Ta funkcija nuo x yra lygi 3 laipsnio šaknis iš x plus 1 padalinta iš log 5 3 minus x. Dabar žiūrėdami apibrėžimo sričiai. Kadangi čia yra nelyginio laipsnio šaknis, tai x gali būti bet koks, nes nelyginio laipsnio šaknį galima traukti tiek iš 0, tiek iš teigiamų, tiek iš neigiamų skaičių. Bet apačioje mes turim logaritmą. Ką mes žinom? Kad logaritmo vidus turi būti didesnis už 0 ir kadangi mes tą logaritmą turim vardiklyje, tai logaritmas pagrindu 5, 3 minus x turi būti nelygus 0. Iš čia turim, kad x
yra mažiau už 3, o iš čia, kad 5 nulinių yra nelygu 3 minus x, 1 nelygu 3 minus x, ir iš čia gaunam, kad x nelygu 2. Tai mes turim tokį apibrėžimo sritį, kad x yra mažiau už 3 ir nelygu 2, tai nuo minus begalybės iki 2 ir nuo 2 iki 3. Dabar žiūrim, ko mūsų prašo. Mums duotas yra intervalas nuo minus 2024 iki 8/3. Ir mūsų klausia, raskite skaičių, kuris priklauso šitam intervalui, bet nepriklauso mūsų apibrėžimo sričiai. Tai vadinasi, priklauso šitam intervalui, bet nepriklauso šitam intervalui. 8/3 yra tarp 2 ir 3. Tai galime čia matyti, kaip nuo minus 2024 iki 2 ten kažkiek. Į apibrėžimą mūsų sritį matom, kad neįeina skaičius 2 ir tada visi skaičiai nuo 3 iki begalybės. Bet šitam intervale iš šitų nesančių yra tik tais 2. Vadinasi, atsakymas būtų 2. 2 būtų tas skaičius, kuris priklauso šitam intervalui, bet nepriklauso apibrėžimo sričiai. Brėžinyje pavaizduotas lyginės funkcijos y lygu f nuo x grafikas intervale nuo minus 7 iki 0 ir mums reikia paskaičiuoti f nuo 3 plus f nuo minus 4 padalinta iš f nuo 5 plus f nuo 6. Lyginė funkcija, tai reiškia, kad f nuo x yra lygu f nuo minus x. O čia mes turim intervalą nuo minus 7 iki 0, vadinasi neigiamus. Tai visus šitus pasiverčiam į neigiamus. Jeigu mes žinom, kad f nuo x yra lygu f nuo minus x, vadinasi f nuo 3 bus tas pats, kas f nuo minus 3. Čia pasiliekam f nuo minus 4. F nuo 5 yra tas pats, kas f nuo minus 5. Ir f nuo 6 yra tas pats, kas f nuo minus 6. Ir dabar pagal grafiką galim susirasti, ką įsistatyti. Reikia įsirasti f nuo minus 3, f nuo minus 4, minus 5 ir minus 6. Žiūrim. F nuo minus 3 yra 5, f nuo minus 4 3, f nuo minus 5 1, tai 5, 3, 1 ir f nuo minus 6 vėl 3. Tai f nuo minus 3 yra 5, f nuo minus 4 yra 3, f nuo minus 5 yra 1 ir f nuo minus 6 yra 3. Atsakymas būtų 5 plus 3 plus 3, žinoma, 11. Na ir prieėjome prie paskutinio lapo ir pradėkime nuo 13 užduoties. Funkcija f nuo x yra lygus sinus x plus 2026pi. Nu, jie sugalvoja. Ir tiesė, dar turim tiesę y lygu 1, intervalą x nuo 2pi iki 4pi ir čia laužtiniai. Susikirta viename taškai ir mums reikia rasti šio taško abscisą radianais. Abscisai yra x. Ordinatės yra y. Ne koordinatės, o ordinatės yra y, o abscisės yra x. O kartu jie vadinami koordinatėmis. Tai va. Mums sako, kad susikirta vieną kartą. Tai aš gal geriau pasibraižysiu, kad nebūtų taip confusing. Ai, dar prieš braižantis. Šiek tiek noriu pakalbėti apie mūsų f nuo x išraišką. Irgi aš nusibraižysiu, bet bus šiek tiek kitoks brėžinys. Jeigu turime vienetinį apskritimą, ir čia yra 0, čia yra pi, čia yra pi iš 2, o čia yra 3 pi iš 2. Tai į sinusą dabar žiūrim. Sinus
ir tada x plus 2026pi. Ką tai reiškia? Tai yra paprasta redukcija. Tai reiškia, kad paėmėm sinus x ir mes apsisukom per va tiek pi. Dabar iš eilės, jeigu įdomi, žiūrim, kad jeigu suksimės per 1pi, mes atsirasim štai čia per 1pi. Jeigu suksimės dar per pi, mes atsirasim čia, bus 2pi. Ir taip toliau. 3pi, 4pi. Ir ką mes gauname? Matom, kad lyginis skaičius, jeigu prieš pi yra lyginis skaičius, mes atsirasime štai šitoj vietoj. 2026 yra lyginis skaičius. Tai po 2026 pi apsisukimų mes atsirasime štai čia prie pradžios, prie mūsų nulio. Tai vykdant redukciją, mes apsisukam 2026 kartus per pi, atsirandam čia ir dar pridedam x, tai pasisukam į čia. Atsirandam pirmam ketvirtyje. Pirmam ketvirtyje sinusas yra teigiamas. Vadinasi, sinusą x plus 2026pi mes galim tiesiog persirašyti kaip sinus x. Kietai. Ir mums pasakyta, kad kertasi vieną kartą su y lygu 1. Tai mums dabar tiesiog reikia įspręsti, kada sinus x yra lygu 1. Tai sinus x yra lygu 1, kai x yra pi iš 2. Žiūrėdami į sinuso grafiką, čia turim vienetą, čia turim minus vienetą, sinusas yra nelyginė funkcija. Čia bus pi iš 2, čia bus pi, čia bus 2pi, čia bus 3pi iš 2. Matom, kad vienetą įgyja prie pi iš 2, bet įgyja ir čia, ir ten toliau, nes sinusas jisai yra begalinis, jisai eina nuo minus begalybės iki plus begalybės. Tai vadinasi, periodas būtų pi iš 2 plus 2pi kart n. Tai kas 2pi, sinusas vis įgis reikšmę 1. Pi iš 2, tada per 2pi praeini vėl vienetas, per 2pi vėl vienetas. Nu, manau, supratote. Ir čia n priklauso sveikiesiams skaičiams. Tik mums yra duotas tikslus x intervalas nuo 2pi iki 4pi. Tai dabar žiūrim, jeigu n yra lygu 0, tada gausim pi iš 2. Pi iš 2 šitam intervalui nepriklauso. Vadinasi, galime atmesti. Jeigu n yra lygu 1, tada mes turim pi iš 2 plus 2pi, kas yra 5pi iš 2. O 5pi iš 2 šitam intervalui priklauso, nes čia bus 2 sveiki ir pi iš 2. Tai šitam intervalui priklausys. Tai šitas jau tinka. Atsakymas. Dabar, jeigu n lygu 2, na, tada turėsim pi iš 2 plus 4pi. Ir matom, kad intervalui mūsų duotam jau nepriklausys, nes intervalas eina iki 4pi, o čia 4pi ir dar pi iš 2. Nes vienintelis atsakymas, kuris mums tiko, yra 5pi iš 2. Ir mūsų prašė parašyti radianais, tai mes radianais viską rašyti ir turim. 14 užduotis. Pavaizduotas funkcijos y lygu f nuo x grafikas nuo x minus 10 iki 9. Mums reikia nurodyti x reikšmę, kuri nėra nelygybės f nuo x daugiau už minus 5 sprendinys. Tai pažiūrėdami, čia f nuo x yra mūsų y reikšmės ir šita nelygybė sako, kad kada y yra daugiau už minus 5. Jeigu susirasim minus 5, mes minus 5 turėsim štai ties šitą liniją. Tai virš šitos linijos visur bus daugiau, mums reikia daugiau. Tai visur, va čia, visas šitas grafikas nubražytas visur bus daugiau už minus 5, išskyrus štai šitoj vietoj. Nes šitoj vietoj f nuo x bus lygu minus 5. Tai yra dabar tik vienas x, bet va šitoj vietoj, su kuriuo netenkina šitos nelygybės, nes yra lygu. Ir kiek dabar yra tas x? Tas x, matom, yra minus 7. Atsakymas būtų x lygu minus 7.
Dabar, nurodykite didžiausią A reikšmę, su kuria f nuo x lygu A turi tik du sprendinius. Du sprendinius. Tai žiūrim ir mums reikia didžiausios A reikšmės f nuo x lygu A, tai mums reikia didžiausio y, kur yra du sprendiniai. Du sprendiniai tai reiškia, kad kerta mūsų tą grafiką du kartus. Tai nuo pačios žiūrint, čia bus vienas kartas ties minus 7, tada kylant, čia bus 2, tada čia jau bus 3, dar kylant, čia jau bus 4 sprendiniai, čia bus 3 ir čia vat bus 2 sprendiniai ir toliau po vieną. Mums klausia, kuris y yra aukščiausias. Na, žinoma, vat va šitas vat y bus aukščiausias, nes kuri turi 2 sprendinius. Turi čia vat vieną sprendinį ir čia vat vieną sprendinį. Ir mūsų prašo A, tai vadinasi y. Ir matom, kad tai yra 4. A lygu 4. Paskutinė užduotis. Duota geometrinė progresija 18, B2, 8, B4, ir taip toliau. Ir mums reikia rasti B2. Matom, kad B2 yra kaip kumpis sumuštinėje tarp dviejų bulkos sluoksnių. Tai ką galima padaryti? Galima panaudoti tą formulę, geometrinio vidurkio formulę, kuris sako, kad bn-tasis narys yra lygus šaknis iš bn-1 kart bn plus 1. Vadinasi, bn-tasis narys yra lygus šakniai prieš jį ir po jo esančių narių sandaugai. B2 bus lygu B1 kart B3, B1 yra 18, B3 yra 8, sudaugindami gausim 144 ir B2 bus lygus šaknis iš 144. Ir mes gausim, kad B2 lygu plus minus 12. Reikia būtinai nepamiršti plus minus. Ir netgi čia sufleruoja atsakymas. Kažkas arba kažkas. Vadinasi, turėsim gauti vieną pliusą, vieną minusą. Tai B2 bus arba 12, arba minus 12. Ir mums reikia rasti B5. Kad rasti B5, kadangi mes jau žinom B2, mes galim susirasti Q. Q galima susirasti paprastai iš B2 padalinę B1, bet taip pat reikia nepamiršti, kad B2 turi dvi reikšmes. Tai ir Q turės dvi reikšmes. Q1 bus 12 padalinta iš 18, bus 2/3, o Q2 bus minus 12 padalinta iš 18, lygu minus 2/3. Ir dabar, kai turim Q, B5 galime susirasti B1 padauginę iš Q ir tada 5 minus 1 ketvirtuoju. Matome, kad Q čia yra ketvirtuoju. Tai nesvarbu, ar įsistatysime 2/3 ar minus 2/3, keldami ketvirtuoju vis tiek gausim teigiamą reikšmę. Tai tą pastebint galima, bet ką statyti arba 2/3 arba minus 2/3. B5 bus B1, kas yra 18, padauginta iš 2/3 ketvirtuoju, 18 kart, 3 ketvirtuoju yra 81, 2 ketvirtuoju yra 16, gauname 3 sveikus ir 45 81 ir toliau prastinasi dar šitai iš 9, tai gauname 3 sveikus ir 5 devintasis. Čia būtų atsakymas B5. Na ir viską užbaigėme. Manau, jau tikrai pradeda aiškėti, kaip čia viskas plus minus vyksta, kaip uždaviniai sprendžiasi. Ir jo, toliau dabar tik bus jau konkretesnės temos. Ačiū už žiūrėjimą.